Sveiki, šiandien mes su Laura pakalbėsime apie neištikimybę. Iš tikrųjų, tai labai svarbi tema yra ir teisė, ypatingai, čia kalbam apie šeimos teisę ir turbūt psichologai labai dažnai su tuo susiduria. Tai bus įdomu išgirsti Lauros refleksijas. Jeigu kalbėti apie šeimos teisę, aš kaip advokatė galiu pasakyti, kad, iš tikrųjų, neištikimybė yra svarbi santuokos nutraukimo bylose. Bet kiekvienoje byloje mes su klientu sprendžiame, ar verta ar neverta įrodinėti neištikimybę. Kodėl? Todėl, kad dažnai būna problema, kad tai yra sunku įrodyti neištikimybę, nes priemonės yra ribotos. Tarkime, jeigu jūs filmuosite tenai įdėję kamerą kažkur privačioje erdvėje, tai galite turėti rimtų pasekmių, tai yra gali net inicijuoti baudžiamąją bylą. Ir tą reikia būtinai žinoti. Arba tarkime, įsilaušite į sutuoktinio ar sutuoktinės Facebooką, ar ten į kažkokį susirašinėjimą, tai vėl gali grėsti baudžiamąją atsakomybę. Todėl teisėje, šeimos teisės, skyrybų bylose neištikimybė, kartais įrodinėjimo, kartais ne, nes tų įrodymų nėra. Tačiau, taip pat svarbu žinoti, kokios yra teisinės pasekmės. Jeigu mes įrodysim neištikimybę ir bus pakankamai įrodymų, tai galima reikalauti tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, galima reikalauti grąžinti dovanas ir tame tarpe ir nekilnojamieji daiktai, jeigu nėra praėję 10 metų. Galima taip pat reikalauti išlaikymo, jeigu yra tam tikros sąlygos. Jeigu tai yra pavardė suteikta jau jūsų pavardė, dažniausiai tai būna vyrai suteikia, moteris pasiema pavardę, tai galima taip pat uždrausti arba suformuluoti tokį teisme reikalavimą, kad nebūtų galima naudotis tą jau pavardę ateityje, išskyrus jeigu yra bendri vaikai, tai dėl pavardės apribojimų čia nebus galima pasinaudoti. Tai tokios yra, trumpai kalbant, teisinės pasekmės dėl neištikimybės, bet tai yra tik tai ledkalnio viršūnė, nes vienas dalykas yra teisė, ką mes ten sprendžiam, yra ar nėra įrodymai, jau girdėjote, kad tai yra labai svarbu. Tačiau nepriklausomai nuo to, ar mes įrodinėjam neištikimybę, ar įrodinėjam, vis tiek tai yra skaudus žmogaus gyvenimo momentas. Ir Lauros, aš norėčiau paklausti, ar dažnai susiduri savo praktikoje su šita tema? Tai praktiškai kiekvieną dieną aš susiduriu konsultuojant savo klientus su šita tema ir jinai iš tikrųjų yra tokia kontroversiška tema, nes neištikimybę vieni patiria, bet kiti joje dalyvauja, kaip meilės trikampyje, ar ne, ir pas mane ateina visi. Ir tie, kurie išduoda, ir tie, kurie patiria neištikimybę, ir tie, kurie netgi dalyvauja tame meilės trikampyje. Kas bendra, visi yra kenčiantys. Kaip bebūtų, visi šitie dalyviai, kurie dalyvauja neištikimybės temoje, jie visi kenčia. Aš jau nekalbu, kad ateina ir konsultuojasi vaikai, kurie patyrė, kurie gyvena šitoje šeimoje arba gyveno toje šeimoje, kur tėvai išsiskyrė dėl neištikimybės. Tai čia yra tokia labai sudėtinga tema, labai griaunanti jėga, nes taip ir nutinka, kad tarsi atrodo nuo kažkokio geismo, spontaniškumo blyksnio nuvilnyja visiškai griaunanti jėga žmonių gyvenimuose. Ir jinai yra labai traumuojanti patirtis. Neištikimybė reiškia, kad tu tuo, kuo pasikliovai, tuo, kuo tikėjai, iš esmės tave pavedė. Ir čia aktyvuojasi vieni tokie stipriausių bazinių jausmų, tai yra saugumo ir pažeidžiamumo. Tai kad čia mūsų pamatų pamatas ir sulikta viena akimirka, kaip tai yra sužinoma, visą tai sugriūva. Tai kokios emocijos yra, kaip yra baisu tai patirti, ar ne? Ir su šito problema ateina žmonės ir konsultuojasi, nes jie kenčia. Ką dar noriu pasakyti, kalbant apie neištikimybę, kad labai svarbu suvokti, ką mes iš esmės laikome neištikimybę.
ypatingai dabar, nes jeigu pradedant nuo sąvokų, tai tokia labai paprasta techninė kalba kalbant, tai yra nerašyto susitarimo pažeidimas dviejų žmonių, ar ne? Tai yra toks, nu, tu pažeidi tai, ką, nu, tarsi nutylėjo, bet ir tai buvo viskas aišku. Bet ta neištikimybė, matot, yra labai pakitusi. Atsiradus socialiniams tinklams, atsiradus, ar ne, YouTube'o kanalams, ar ne. Ir pavyzdžiui, vienam tai yra tikrai, nu, neištikimybė, tai yra fizinė ir emocinė neištikimybė, ar ne? Kaip yra suartėjimas, seksualinis ryšys, ir čia vadinama neištikimybė. Bet ateina pas mane konsultuoti žmonės, kur, tarkim, antra pusė susirašinėja, siunčia savo nuotraukas, intymias nuotraukas siunčia, sako, aš nieko nedarau, bet kitas tai laiko jau neištikimybę. Pornografijos žiūrėjimas, ar ne? Arba vykimas, pavyzdžiui, su kolegomis į kažkokius, nežinau, įmonės, kažkokius net ir sportinius renginius, ir kur tu ten esi, ar ne, tokiuose, nu, tikrai visokiose sąlygose, kur yra galimybė suartėti ir kitam jau kelia įtampą, ar ne? Tai vat, ką mes laikome neištikimybę. Tai čia yra, vat, iš esmės, kaip svarbu apie tai kalbėtis, ką aš laikyčiau neištikimybės faktu. Ir aišku, būtų nuostabu, jeigu žmonės apie tai kalbėtų ir įvestų tiesiog tokį susitarimą, kad mes susitarkime, kad jeigu matome, kad vienas kito kažkaip neatliepiam, arba mūsų santykyje, santuokoje, arba mūsų ryšyje kažkas jau jaučiasi nepriimtas, apleistas, kalbėtis apie tai. Kad, nu, nelaukti tos tokios, kad griaunančios jėgos, kuri realiai traumuoja aplink labai daug žmonių. Ir tam žmogui, kuris taip pasielgia, ne ką lengviau toliau su tuo gyventi. Laura, aš girdžiu tave, bet tarkime, jeigu jau įvyksta tas fizinis veiksmas ir neištikimybė, ne, ir pas mane būna klientų, kurie ateina ir, na, jau skyrybų procesas kartais prasideda. Ir tikrai aš matau, kaip skauda, kaip žmonės lūžta viduje, sugriūna, kaip taip skausminga, ir advokatui ne visada lengva būti tame procese, nes klientui skauda, ir surasti racionalius sprendimus tame skyrybų procese, nes daug yra emocijų, daug yra skausmo. Bet aš turiu tau klausimą mūsų Facebook draugams, gal tu galėtum pasakyti, bet iš savo praktikos, o kas padėtų išgyventi šitą būseną, nes jinai tikrai labai yra skausminga ir sudėtinga, griaunanti viską. O kaip padėti atstatyti save? Nu, atrodo, o kaip gali būti kitaip? Ar ne? Nu, bet o kaip to jausmo nejausti? Kaip tu skyri, bet ir taip į šipulius visas, nu, išsitaškai. Tai niekaip kitaip, tai va tie jausmai, kurie tuo metu būna, jokie kiti negali būti. Bet čia galima irgi tada šiek tiek atsitraukti ir, nu, vat, savęs paklausti, nu, taip net filosofiškai sakyčiau, nu, priimti tai, kad tai yra likimas. Ir kad tuo momentu įvyko ta neištikimybė, nu, negalėjo to neįvykti. Viskas. Tai įvyko. Ir tada galima klausti, ką šitame momente aš galiu daryti. Bet pirmiausia, tą priimti, kad to reiškia, negalėjo neįvykti. Įvyko jau viskas. Įvyko faktas. Ir ką aš pastebiu, kad mano klientai dažnai klausia, kodėl taip jisai arba jinai pasielgia, kodėl nuolat tai kartojasi, ar ne? Ir man tada iš tikrųjų būna gaila, kad žmogus tiek daug įdeda savo energijos, laiko, minčių, tarsi gauti tą atsakymą. Bet ar realu gauti tą atsakymą, nes jeigu atsivestumėm tą nusikaltėlį, ar ne, ir sakytumėm, kodėl tu tai padarai, aš tikiu, kad jisai taip pat neturėtų vieno atsakymo. Mes žmonės esam per daug sudėtingi, kompleksiški mes. Ir tokio vieno atsakymo, pačio mano atsakymas, dėl ko aš buvau neištikimas, nėra tokio. Bet geriau mes galim klausti, o ką aš tada darau su tuo? Ką aš tiesiog dabar darau? Ir jeigu dar savo net pasakom, kad aš esu šiandien čia, jau žinant, kad buvo neištikimybė, reiškia, aš buvau iki neištikimybės fakto ir jau esu naujas
kuomet jau tai žinau. Ir va čia vat dažnu atveju, ką aš matau, kad klientai pasilieka toj praeityje ir ten tikrai labai daug skausmo, kentėjimo, ar ten įkrentama kaip į liūną. Kodėl, kas, kame, kodėl čia taip nutiko. Bet diena ir viena ėjo, ir kita, ir trečia. Ir dažnu atveju, kaip pavyksta vat šitus skaudulius sumažinti ir žmogui vėl atrasti, naujai atrasti net ir savo identitetą, susikurti naujus ritualus, susikurti naujus namus, socialinį ratą. Dažniausiai visada man sako, kaip gaila, kad aš praradau tiek laiko, galvodamas, kodėl žmogus taip su manim pasielgė. Ir skamba taip, kad žmogus gali per tą neištikimybę išmokti vertinti ir mylėti save, jeigu Be abejo. pažiūrės kitaip, ne Be iš abejo. skausmo, kaltinimo, Taip. bet iš to, vat, kaip tu minėjai. Ir čia labai ūgtelėjęs sąmoningumas jo, nes yra, žinot, tas naivus, optimistiškas toks požiūris, kad su manim nieko neatsitiks blogo. Bet pasaulyje šiaip labai daug blogų dalykų yra. Nu, vat ir globaliu mastu, geopolitiniu mastu, ir su žmonėmis, kaip jinai teisingai ir su vaikais elgiasi, ir su gyvūnais. Žemėje yra labai daug blogio. Iš esmės labai svarbu tai vat priimti, tik žinoma, labai skaudu, kaip tai atsitinka su manim, asmeniškai su manim. Ir žmogui vat yra labai sunku, kad jisai vat tai turi išgyventi, kad kodėl su juo tai nutiko. Bet iš esmės blogio yra labai daug. Kita vertus, lygiai tiek pat yra gero. Tai vat fokusas, į kur mes atsisukame. Taigi pagrindinis, kaip sakyt, ar taškas, ar šauktukas, sakinio gale jau Tikrai priklauso nuo mūsų. Tikrai nuo mūsų.